Kaip pasikeisti lojalumo programos krepšelio sudėtį. Einame į puslapį jengliving.com, pasirenkame šalį Lietuva. Viršuje matome prisijungti ir suvedame savo ID koduką ir slaptažodį įėjimui į savo paskyrą. Pas mane slaptažodis išsaugotas, tai prisijungiu automatiškai. Atkeliavę į šitą pirmąjį puslapį mes susirandame kairėje pusėje lojalumo programa ir mano mėnesinis užsakymas. Čia matome visą ataskaitą, praeito mėnesio užsakymas, spaudžiame mygtuką keisti užsakymą. Ir pagal prekių kategorijas vaikštome, žiūrime, ką reikėtų įsidėti šį mėnesį. Ir aš žinau, kad šį mėnesį norėsiu Ningxia sulčių. Tai galima ieškoti produktų pagal pavadinimą, pagal kodą, jeigu jį žinote. Ir taip, aš norėsiu šį mėnesį įsidėti, tarkim, 4 butelius Ningxia sulčių, reikia pastiprinti organizmą. Paspaudžiu pridėti produktą ir su pelyte važiuoju žemyn. Ištrinu praeito mėnesio prekes. Kad liktų mano mėnesinėme užsakyme tik tai, ko noriu, tai yra sultis. Kadangi pasiekiu 120 užsakymą, prie reklaminių prekių, prie dovanų man rodo šio mėnesio dovanėlę RC eterinį aliejų. Ir spaudžiu išsaugoti mėnesinį užsakymą. Štai taip išsaugau ir sugrįžtu į ataskaitos puslapį. Čia matau, kad mano užsakymas pakeistas į šitokią sudėtį už šitokią sumą ir kiekį PV. Tada matau adresą, kur bus atvežtas, mokėjimo būdą, kada iš ko atskaičiuotas ir data, kada įvyks užsakymas. Jei nenorite laukti šitos datos, paspaudžiate mygtuką atlikti užsakymą šiandien. Taip pat galite peržiūrėti visus savo užsakymus užsakymų istorijoje. Mano užsakymo data jau yra peršokusi į lapkričio 25, nes spalio mėnesio užsakymą aš jau atlikau pas nelaukusi 25 dienos, paspaudžiau mygtuką atlikti šiandieną. Taigi, trumpai, prisijungiame, einame į lojalumo programą mėnesinis užsakymas, keisti, ištriname senus, įsidedame naujus, išsaugome ir paliekame laukti šitos nustatytos dienos.